Tai gerai, toliau einame per istorijos puslapius ir Lietuva vis tik tapo Sovietų sąjungos sudėtyje atsirado. Ir, tai žmonės turėjo gyventi, taip aš įsivaizduoju, tarp dviejų skirtingų istorijų. Vieną propagandą kaldavo oficiali sovietinė, buvo tokia istorija ir ją bandė nukalti visą. Ir kita tokia, kur tyliai, ką prisimindavo patys, šeimos istorijos būdavo. Ir apskritai ten visą laiką būdavo, tai ten partizanai, ne partizanai, visą laiką kaip ir du skirtingi pasauliai. Ar, kaip manot, ar šiais laikais apskritai dar vis prisimena, kad Lietuva tokia buvo toks istorijos periodas, nes toks vaizdas, kad nueina į istorijos tokią šiukšlyną, kad nebėra tokio kaip dalyko, nebelieka. Jo, šitas klausimas labai jautrus, manyčiau, yra ir mums toks, jautriai aktualus, nes iš tiesų mes dar gyvenam 21 amžiui. Ir 21 amžiui viena vertus, jis kada... Nes ką aš norėjau pasakyti, taip iš tikrųjų, žmonės turėjo rinktis gal net dieną vienokią istoriją sužinot, sakyti, naktį kitokią, maždaug žiūrint, kas ateis į namus ir panašiai. Ir ilgą laiką iš tikrųjų taip Lietuva gyveno. Ir ilgą laiką netgi ir turėjo pripažinti kažkokią naują kišamą istoriją ir prisiminti tik tai senąją. O dabar, jeigu iš šitos perspektyvos žiūrėti, tai kažkaip viskas susovietizuojama ir padaroma kaip ir blogas periodas buvo. Aš manau, kad tai, ką jūs dabar užkabinate, tai nebuvo kažkoks tai vienadienis dalykas, tai buvo procesas. Viena vertus, jeigu žiūrėti per mūsų nacionalinės tapatybės prizmę, sovietinė istorija turėjo vieną privalumą. Sovietinė istorija buvo labai mažai Lietuvos istorijos. Tose sovietinės istorijos programose, vadovėliuose, kad ten istorija prasidėdavo turbūt nuo 4 klasės ar nuo 5, nebepamenu, ir iki pat 11, ir aukštosiuose mokyklose palyginus. Buvo Tarybų sąjungos istorija, buvo visuotinė istorija, buvo pasaulio istorija. Lietuvos istorijos buvo labai mažai. Ir čia buvo tam tikras privalumas. Aišku, buvo trūkumas, kad mes mažai galėjom žinoti, kas įvyko mūsų realioje istorijoje, bet kita vertus, jeigu buvo mažai Lietuvos istorijos, tai reiškia buvo labai mažai ir melo. Melo buvo pasakoma gana nedaug. Jis buvo toks labai suspaustas, labai koncentruotas. Iš viso, kiek aš atsimenu, sovietmečių buvo tik tai Lietuvos istorijai skirtas toks plonas vadovėlis, man atrodo, nuo 8 klasės iki 11, jo 3 metams skirtas, ar nuo 9, gal nuo 8, nuo 9, plonytis, į kurį turėjo sutilpti, ten gal buvo 120, 130, iki 150 puslapių, visa Lietuvos istorija tilpo į tokiu stambiu šriftu su paveikslėliais maždaug 150 puslapių Lietuvos istorija, LTSR istorija, nuo pirmykštės bendruomenės iki 20 amžiaus. Suprantate, ten aišku buvo koncepcija iškreipta, visa kita, bet ten, kad ten būtų kažkur gilinamas į problematiką ir kažko daug primeluota, to nebuvo. Tiesiog Lietuvos istorija buvo pastumta į šoną. Ir tai beje buvo ne su visomis SSRS respublikomis, o su Lietuva ypatingai, nes kitos iš tiesų, kitų Sovietų sąjungos respublikų istorija, jos tiesiog neturėjo savo valstybingumo istorijos. O mes turėjome milžinišką valstybingumo istoriją. Todėl ją dėstyti buvo sudėtinga, pagal sovietinius kanonus ir dogmas, falsifikuoti ją buvo dar labiau sudėtingiau, todėl buvo priimtas saliamoniškas sprendimas. Tiesiog ją užmiršti, tarsi jos nėra. Mes mokomės TSRS istoriją, TSRS tautų istoriją ir Lietuvos istorija tokia visiškai kaip ir fakultatyvinis dalykas. Todėl aš manyčiau, ta sovietmečio paradoksas didysis buvo tas, kad sovietinis žmogus, Lietuvos istorija, ta senoji karta, žinojo iš smetoniškų gimnazijų, žinojo tą vadinamą sakytinę istoriją, kada istorija eina iš lūpų į lūpas, tėvai perduoda vaikams, vaikai perduoda savo vaikams, seneliai perduoda anūkams ir panašiai. Ta prasme, ta gyva, ta lokalinė istorija. O ta valdiška istorija Lietuvos, jinai buvo kažkur, jinai buvo naudojama, žinote, tik tai tada, kada reikėdavo išlaikyti egzaminą kažkur tai, ar kažkur įstoti, viskas taškas.
Ir čia buvo tam tikras privalumas, nes ta vadinamoji lokalinė istorija, sakytinė istorija, kurią aš žinau iš savo tėvo, mano tėvas, žodžiu, iš mamos, iš savo senelių ir panašiai, jinai sudarė mano Lietuvos, mano galvoj, turbūt 90% Lietuvos istorijos. Ir 10% buvo tos LTSR istorijos, kuri buvo, jos beje nebuvo įmanoma perskaityti, nebuvo tokia parašyta valdiška, atstumiančia kalba, jinai nebuvo patraukli. O, sakysim, TSRS istorijoje buvo faktų ir dalykų, kurie buvo patrauklus. Lietuvos nebuvo ir tai buvo privalumas. Dar aš reflektuojant irgi norėčiau paklausti, kas iš tikrųjų nutiko, nes, tarkim, aš dabar mėgstu ieškoti senovinių lietuviškų knygų ir tokių, kur senesnės 100 metų, senesnių. Ir jeigu šiaip žiūrėti knygas, tai tų tokių jau smetoninių knygų ar dar senesnių lietuviškai, tai labai sunku rasti, jų beveik nėra apskritai. Tai ar jų tiesiog nebuvo, niekas nerašė lietuvių kalba ir paskui dar daugiau sudegino, ten išmėtė, padarė kažką, tai nes toks atrodo kaip Lietuva ir lietuvių kalba, tokia, ką mes žinom, vos neatsirado per karą ten ar kažkur. Nes labai mažai. Labai taikliai užgrebėte padėtį. Iš tiesų, pirma Lietuvos istorija lietuviškai, kurią parašo Maironis, poetas Maironis, ne istorikas, ne mokslininkas, tiesiog pabando parašyti vadovėlį, kurio nėra ir žmogus supranta, kad jo reikia, ir kaip jisai supranta, tai vis parašo, tai yra 20 amžiaus pradžia. 20 amžiaus pradžia. Prieš pirmąjį pasaulinį karą. Pirmas dalykas. Paskui karas, patys suprantat, ne apie istoriją ir ne apie vadovėlių rašymą kalbą, jo labiau, kad 90% mokytojų, žodžiu, pirmojo pasaulinio karo metais ir visi inteligentija pasitraukė Rusijos imperiją. Ten žmonės skaito iš kažkokios pamokas veda, bet tų vadovėlių nėra, iš kažkokių paskaitų ir panašiai. O vėliau, kai kūrėsi Lietuvos valstybė, yra nepriklausomybės karas 19-20 metų. Jeigu taip griežtai akademiškai sakyti, tai Lietuvos istorija kaip akademinė disciplina atsikuriančioje Lietuvos valstybėje, jinai pradedama konstruoti tik tai apie 1922 kartu su Lietuvos universitetu, ką šiandien mes vadinam Vytauto Didžiojo universiteto įkūrimu. Bet ir tai neatsiranda per dieną. Todėl tas įvykis, kada 1936 pasirodo, ar 30 dabar bijau pameluoti, tas Šapokos istorija, tai buvo įvykis. Tai buvo pirmas masinio pobūdžio leidinys, išleistas dideliu tiražu, kuriame buvo lietuviškai suprantamai pateikta visa, daugiau ar mažiau moksliškai, visa Lietuvos istorija. Buvo keletas monografijų, buvo ten, žodžiu, Ivinskio monografijos, buvo ten Jonyno, buvo dar kažko, bet tų monografijų yra. Per tą nepriklausomybės 20-metį yra parašomos kokios, gal iki 10. Iki 10. Viskas. Čia ir visa mūsų. Aišku, apie mus rašė vokiečiai, ypatingai daug rašė lenkai, šiek tiek rašė rusai, bet jie rašė iš savo interesų. Ir jie per savo prizmę. Kai kitas rašo, tai su savo prieskoniu. Taip, ir jis su savo interesu dar reikia. Jisai rašo turėdamas tam tikrą interesą. Taip, kad mes, galima sakyti, lietuviai vėlai. Yra paradoksas, lietuviai de facto kaip veikėjai anksti pasirodo istorijoje, bet vėlai pradeda save reflektuoti, save pristatyti, aprašyti istoriją. Mes žinom, kad, 1009 metai Brunonas, ar ne, šventas, lietuviai duoda jam su kokia per galvą, užmuša tą vargšą ir apie tai jie nieko neparašo. Ir mes apie tai nebūtume sužinoję, jeigu kažkoks vienuolis nebūtų tai parašęs. Lygiai tas pats yra su Mindaugu. Mūsų pirma lietuviška kronika, Bykovco kronika, tai berods yra 15 amžius, tai 16. Kada mes pradedam reflektuoti tuos dalykus, kad reikia patiems apie save kalbėti, o nežiūrėti, kas apie mus ką pasakys. Mes vėlai, anksti mes pradedam veikti istoriją, bet vėlai mes save reflektuojam istoriją. Atpažįstam. Susirūpinam savo, kad mes esam, kad mes turim kažką pasakyti istoriją.